Tai ką, atvykom į Marijampolę. Pabandysim apgauti kokią tai vaivorykštę. Laukia -1 šiuo metu. Vėjas 6 metrų per sekundę su gūsiais iki 18 metrų. Nu, pažiūrėsim, kaip mums šiandien čia seks. Tai davai, eik tada nuo čia, aš varau tada biškį nuo čia, biškį žemiau. Ir pabandysim. Yra. Aha. Turim žuvį. Pirmą. Ir tas bus šapalas. Aha, ir geras. Nu kažkaip šiais metais panašu šapalai žad man kipt. Nu šakės. Nu. Ten to auksiuką kimba viskas. Nu, blemba geras čia. Šių metų bus didžiausias. Storas sprandis. Nu ir ką jūs sau galvojat? Ogi šapaliokas. Jau šitai. Kem 4. Kem 4. Nu į puikiai. O ne? Šapoklepiai. Nu, pirma žuvis. Yra. Turim žuvytę. Į šįkart panašu, kad bus upėtakšlekas. Lydeka. Ne, nu tauro pažino. Nugi mes ne tų žuvų čia susirinkam gaudyti. Nu, faina, smagu, viskas gerai, bet nu kodėl? Tu tik tais neršk sau, laiminga. Net neimsim tavęs į rankas, tu dabar esi motina. Va. Nu ką, 2 žuvis yra. Nepyk, Ramūnai, aš nekaltas. Spėkas. Spėkas. Taip, ai ne, mažiuks vaivorykštuks. Vaivorykštė, mažytė. Nu, pagaliau, nu. Kad ir mažytė, bet vaivorykštė. Į ką naudojam kabliukus be užkarpėlių. Kad nereiktų draskyti žuvies. Va. Tai tokį mes čia grožį turim. Gražuolis, mažas, bet gražus. A ne? Ne. Pasirodyk. Kaip tu čia atrodai? Nu, fainai. Ai, ką aš galiu pasakyti. Yra. Ant stand by me gabalo, kaip matėt, pakibo. Kaip sakai?
Gerai, aš tą ištrauksiu žuvį. Ištrauksiu ešerį tada. Ešerį. Tai vat, ešerį kimba ant Stand By Me. Nu, neblogas. Tai kaip sakant, šešupė yra pilna žuvies, kaip ir sakėm. Tai vat, ant Stand By Me. Netikėtai ir pačiam. Bet yra šitas bajeris, kad kiekvienas ritmas kažkokį tai iš masalą išvirpina kitaip. Tai jo, ešeriokas. Nu tikrai neblogas. Kepčiau. Tai pirma dienos pusė tokia. Eisim pavalgyt. Ir tada eisim žemyn. Pažiūrėsim, kas tenais gyvena. Tai šitoj karpoj pagavom ką? Šapalą 44 cm. Lydeką apie, nu, kaip sakant, aš nežinau kaip čia jums pasakyti, bet nukimba čia kaip išprotėjusios žuvis, ne? Kolbiniaus meškerė vien užkibo žuvis. Ir tai yra koja. Ant kablių, kaip niekur nieko, pasimovus. Tai va dar viena žuvytė. Kaip sakant, gyvenk ir žvenk. Ko daugiau reikia. Būta pagalvota, kad čia jau bus žuvis, bet deja. Čia tik šakaliukas. Nu, dabar kips. Nu, kaip čia dabar? Pagavom žuvį, bet meškerės lūžo per pusę. Nu ką, žvejosim. Šitaip, va. Nu jo, čia įdomesnis buvo. Žuvis tai nebloga, bet ne to, kad meškerė sulūžtų. Kaip tu taip? Ei dar lydeka, a tu juokauji. Dėl tavęs šita meškerė sulūžo? Per žiedą. Kokiu būdu? Aš tavęs nemėgstu, lydeka. Nu tai ką, gerbėmieji žmonės, parduodu lydeką. Lydeka nelegali. Net nežinau, kokio čia bus dydžio. Net nematuosiu. Parduodu už 300 eurų. Galite įsigyti, jeigu norit. Tai ką, greičiausiai žvejyba bus baigta. O gal dar kažką sugalvosim. Kaip sakant, gerai, kad dar ne sezonas šapalų ir ne vasara. Galės Mickus ieškoti dalies. Arba galėsim parašyti į muselinės detalių turgus. Ten irgi galima rasti dalių, kas ką turit, galit kelt savo meškerių dalis. Ir gal taip išgelbėsim daiktus, kurių greičiausiai jau nebegamina. Čia buvo bičian onki. Onkiukas, 5-tukas, 9 pėdų. Gal kas turi dalį?
Nu tai ką, pakeitėm kotelį. Gerai, kad turėjom atsarginį dėl viso pikto. Tai dabar turim stiklinį Unique Glass 8,6 pėdas 5-tuką, šlangagalis, bet gal kažką pavyks padaryti. Aik tu! Ir čia buvo kibimas. Nepatikėsit ir aš netikiu to. Tai ką, mes čia turim žuvį. Jeigu tai bus ne upėtakis, nu tai apsišykit jūs užpakalius. Aišku, kad ešerys buvo, kas daugiau. Geriausia yra nepamiršti dynelę, ant kurios kibo. Deja, aš jos dabar neprisimenu. Čia pakibo nemažas ir ant Crazy Frog dainelės. Oi. Ir ant stiklinio koto jį dar geras. Eik tu. Rubuilito. Vos neišsimaudėm. Eik, aš tavęs taip laukiau, seniukai. Aš tavęs taip laukiau. Ir sulaukiau. Kad net vos nenuskandau. Nu ką, ar dar kažką parodysi? Ar jau ateisi į graibštą? Oi. Biškai už šito akmens vos nepargriuvau. Na. Oi. Oi, duoda vaizdu. Stiklinis kotelis per pusę persilenkęs. Čia yra dičkis. Na gal jau viskas, gal jau ateis in graibštų. Oi, tai gražumo. Tai va tokie upėtukai gyvena Marijampolėje. O čia ir dydis. O toks tarpas tarp akių. Tai va tokio dydžio žuvytė. Gražuola. Išpaneškim į vandenį švaresnį. Tokie batonai. Ne tik kardinis opa. Iki. Plauk. Nu šauniai. Kaip sakant, meškerė sulūžo, vos neparvirtum į vandenį, bet žuvį vis tiek ištraukė. Nu, čia buvo smagu. Nu, aš manau, kad mes šiandien paneigėm mitą, kad žvejyboje negalima garsiai triukšmauti, nes žuvis pakibo dainuojant. Tai visai smagu, gal tai bus naujas žvejybos būdas. Jeigu norit, galit prisijungti.
Jeigu išgirsit, kad kažkas dainuoja, tai žinau, kad ten tikriausiai būsiu aš. Net pačiam juokinga. Standing in the water, standing in the rain. Looking up good weather, waiting for the change. Looking in the mountains, looking in the clouds. Waiting for the fish appearing in the eyes. Aš nežinau, kodėl dainuojam Kimbą. Nežinau, mes čia karokę darom ar mes čia žuvį gaudom. Kas čia dabar gaunas? Nu, šį kartą lydeka, nu, bet vis tiek žuvis. Nu, ar pavyks mums ją paimti? Taip, mums pavyko. Nu, kaip sakiau dar kartelį, tai jeigu nekimo, pradėkit dainuoti. Dar vieną žuvytę į kolekciją. Kadangi žuvyčių nerštas dabar lydekų, tai mes ją gražiai savo ir paleiksim šitą ilgą snapę. Tai viskas, jau gali varyti. Prašau, gerą kelią. Nenoriu? Eik namo. Tai va taip. Nu, šį kad nespėjau įrašyti, kokia buvo daina. Bet buvo tas ir ešerys. Tas ir didelis ešerys. Pilnas ikrų. Tai jo haidį. Nu, kadangi tu čia panašu neršiai, tai gal mes tave irgi tiesiog paleisim. Parodom biškai, kaip atrodo. O taip va. Gal ne pusę kyla, nu bet labai netoli. O ne? Tai čia yra įrodymas, kad žuviai yra ir lydekų, ir šapalų, ir ešerių, ir kuojų, ir mekšrų, ir meknių. Ko tik tais čia nėra. Tik tais gaudyk ir žvenk. Bet kai reikia pagauti upėtakį, deja, būna sudėtinga. Tai ką mes šiandien pagavom? Pagavom 2 vorykštinius upėtakius, kuriuos ir planavom pagauti. Pagavom 3 ešerius ir pagavom 4 lydekas ir 1 mažytę kuoją, raudą. Kaip kiekvienas regionas skirtingai mes jas vadinam. Tai žvejyba kaip ir užskaityta. Bet biškį dar vėsoka. Žuvies buvo pagauta, matyta, bet dar nėra labai aktyviai. Tai tiek žinių tam kartai.